20 litų. Tai 20 litų visiems puikiai žinoms veids, tai iškosiam tuo poetą gimėjimo veitas. Unsagėmi neligo. Nu tai sveiki, šiandien girdėjau, Samoškinis paslėpė lobius ir vieną iš jų galim šiandien aplankyti. Jo, tai aplankysim 20 litų kupiūrą, tai būtų Maironiaus gimtinė. Jo, tai žiūrėsim, aišku, tikriausiai lobiaus neberasim, bet bent atsižymėsim, kad ten buvom. Ir jo, judam su šita mažulė. Mums viso labo iki ten 70 km. Tai judam. Nežinau kaip jum, bet aš galvoju, kad ten žmonių bus bele kiek. Blemba, biški karšta. Reikėtų sustoti, nusirengt. Stom prie akmenų. Kokie akmenukai, ten tas tai gerulis. Reik prieit pažiūrėt. Op. Šiandien oras. Pasaka. Tai kai akmenelis. Prieš mane, va toks, va. Opa. Opa. Op. Čia dar pilna akmenų. Gerai, bet atvažiavom ne to. Reik nusimauti megztinį ir važiuojam toliau. Pasirodo, važiuosim ne 70, o 80-90. Nes ten rodė GPS-as per žvyrą. Aš dabar tik važiuoju. Ir pagalvojau, kad nieko valgyti nepasiėmiau. Tai reikės sustoti, nusipirkti kažko užkasti. Tai atvažiavom į Kelmę ir užsuksim į parduotuvę. Kažką greit pasigriepsim. O, gal sausainių gaidelis. Davai čiumpam. Ir giros. Opa. Biškį turim. Pakramtyt užteks. Važiuojam toliau. Nu ką, atvykom jau į Tytuvėnus. Jo, liko mums 27 km. O, apleistas pastatėlį, matau, apleistą pastatėlį. Ir jo, jau nebetoli. Judam toliau. Ką tik pravažiavom ženklą Maironio gimtinę, bet mes važiuojam iš kitos pusės, man atrodo. Tai jo, jau esam šalia, visai 3 km liko, 3 km. O, čia Maironis gimė. Tai dar vienas ženklas poeto Mačiulio Maironio tėviškė. Atvykom į tą Maironiaus tėviškę, pasižiūrim vidosą, kur čia eit. Ir bandysim eit, žiūrėti, ieškoti. O čia tokia aikštelė. Matau ne vienas aš. Žiūrėsim, kaip čia bus. Ir pamatysim. Unsagėmi ne ligoninė, kaip dauguma iš mūsų, bet dvari. Tai jums reikės surasti ton dvarą katrami Unsagėmi. Tuo patį dvarą, ką pastatą nebė, bet yra išlikę nano fragmentą. Mato, tom paminklą viskas gera. Paikė čia šitą biškį kairiau. Grina prikėt akmens, katras yra ties dvarą fragment. Nu ką, einam? Judam pas patį Maironį į tėvynę. Nežinau, viena mašina yra. Bus kažkas, nebus. Šiaip, oi, čia labai gražiai atrodo šiaip. Šiaip tušinuką neturiu. Tai nežinau, ar ten bus, ar nebus.
Bet svarbiausia rasti. Žiūrėsim, nerasim. Einam, nes čia dar yra kelio paeit, man atrodo, nemažai. Čia net neįsivaizduoju, kur esu. Aplinkui laukai. Žiūrėsim. O koks tiltelis prieki. Nu blemba, čia visai gražu. Ne veltui vadinasi, man rodos, ta vieta vadinas Maironio šaltinėlis, kažkas tai tokio. Pakalnė nebloga. Kapinaitės, Bernotai, Pasandravys, man rodos, mums ten reikia 0,5 kilometro nuo čia. Nu žiūrėsim, bet šiaip, nu tikrai gražu. Tikrai gražu čia. Mažiau kalbam, daugiau einam. Vykom į Maironio gimtinę. Čia tas garsusis Maironio šulinys. Maironio šulinys. Dabar yra ten žmonių, tai neįsim, biškį palauksim. Bet šiaip visai faina čia. Visai gražu. Gera, ramu čia. Tai jo, čia Maironiaus fragmentai. Kur čia tas Samoškinis paliko tą luobį. O čia tas akmuo. O čia medžio alėja. Gižda žmonių biškį. O. Lobis yra. Lobį radom. Užsirašom. Mačiau, žmonės ateina. Lobis yra. Eik tu čia, kiek jų rasta. Čia jau pilna. Gerai, užsirašom. Kiek čia tų valandų? O va. Nu, lobelis rastas. Lobį radom. Opa. Lobis rastas. Galim važiuoti toliau. Žmonės tik kaupės čia. Visi žino tą vietą. Tai jo, lobį radom realiai labai greitai. Aišku, nieko nebėra ten. Tuščia. Bet svarbu užsirašėm. Žmonių jau tiek buvo. Va tiek žmonių. Pilna prirašyta. Ir toliau žmonės vis eina. Žmonių dafiga. O čia kokia skulptūra dar graži. O toks tiltelis gražiai padarytas. Vandenėlis teka. Nu, Pauliau, galiu pasakyti, užkūrei čia neblogą pirtį. Knygutė pilnai perpildyta, nu, neperpildyta, bet labai daug prirašyta. Žmonės čia eina. Mašinas net laukuose pasistatė kuo arčiau. Ten žmonių pilna. Jo, čia žmonės važiuoja dabar. Tai va, aplankėm 20 litų kupiūros lobį Samoškas. Ir jo, vos nepamiršau, mes nusipirkę esam sausainukų ir giros. Tai va, kol neišėjom, radau čia soliuką. Čia prie įėjimo. Opa. Nu ką, iššaunam. Ui. Gaidelę sausainių šaunam. Liuks. Čia kop vakarieniauju. Čia kažkas pavėsinė yra pasistatę šituose miškuose. Ir ja, užkandom. Galim lėkti toliau. Manau, užbaigsim video šitoj gražioj vietoj. Ja. Tai graži vieta pakeliui grįžtant namo. Samoškos lobiai bus iki rugpjūčio 4 dienos. Ačiū, kad žiūrėjai.
pasidalink su draugais, paspausk laiką, paprenumeruok ir lauki tų kelionių. Iki!